Antikorozijos centras Alytuje Likiškėlių gatvė 33. Spalio 1 dieną pasaulyje minima Tarptautinė senjorų diena. Skirti daugiau dėmesio pagyvenusiems žmonėms nusprendė Alytaus miesto savivaldybė ir Alytaus profesinio rengimo centras, pakviesdami garbaus amžiaus alytiškius apsilankyti mokymo įstaigoje ir čia nemokamai pasigražinti. Studentai sutiko padaryti šukuosenas ir makiažą, o amatų mokyklos fotografai šias akimirkas įamžino. Nepaprasta diena ir senjorams, nepaprasta diena ir mūsų mokiniams, kadangi jie turi galimybę ugdyti savo praktinius įgūdžius. Senjorai tikrai geros nuotaikos ir ne tik tai procedūros, bet mes padarėme ir tokią nedidelę kavinę, kur gali ragauti mūsų mokyklos mokinių pagamintų gaminių, taip pat išgerti arbatos, kavos. 92 grožiui neabejinga alytiškė sako, nusprendusi pasinaudoti nemokamomis paslaugomis, nes norinti nustebinti draugą. 92. 92 ir nusprendė prieš draugą pasipuošti, taip? Taip. Pasimėgauti dėmesio nemokamai paruošta kava saldžiais užkandžiais bei gauti grožio procedūras panoro kelios dešimtys senjorų. Kaip vyksta procesas, domėjosi ir Alytaus miesto mero pavaduotoja. Labai šaunus sumanymas. Pernai pražiopsojau. Norėjau būti gražesnė šitą dieną. Ir daugiau apsilankysiu, dažniau. Patiko labai nudažė, nukirpo gražiai. Tikrai yra tokių, kad negali susimokėti, pavyzdžiui, ir pasižiūri, kaip čia ir kas ir kokios darbuotojos bus ateityje. Negaliu jums net perlikti, kad aš laiminga. Svarbu, kad jauni žmonės tam pritarė ir visa mokyklos bendruomenė ir tikrai tų išvykų būna ne tik tai mokykloje, tokių renginių būna, bet ir yra tam tikros tikslinės išvykos, pavyzdžiui, į globos namus, į kitas institucijas, kur suteikiam šitas paslaugas ir man atrodo, tai yra prasminga. Jau tampa tradicija, kad Tarptautinę senjorų dieną viešasis transportas Dzūkijos sostinėje senjorams kainuoja vos 1 centą. Paskutinę rugsėjo mėnesio dieną senjorams Alytaus miesto teatre parodytas nemokamas kino seansas. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.